Pratęsimas, kaip gyventi sąmoningai, kaip gyventi be alkoholio, kaip negerti alkoholio, cigarečių, narkotikų ir kažko panašaus, tokių visų tokių trukdžių, tokių valios palaužimo dalykų. Aš kalbėjau labai daug apie išreiškimą valios, išreikšti valią. Ir žiūrėk, kas darosi, kai išreiški valią. Kai mes išreiškėm valią, mes išreiškinėjom valią iš tikrųjų kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą. Ir per metus visą gyvenimą. Bet dabar kol kas žmonės yra beveik visi nesuvokia mes giliau, ką mes galim, žinai. Taip, mes atsikeliam, einam į darbus, į verslus, ir taip toliau, ką kiekvienas darom, žinai, kiekvienas, žinai, su savo reikalai, žinai. Ir kiekvieną dieną mes išreiškinėjam valią. Bet dabar, kai pasaulis mūsų keičiasi, kai informacija ateina kita, žinai, kai energijos keičiasi, automatiškai ateina pa žmogaus suvokimai, kai kuriem reikia suvokti, žinai, pasimokinus kažką, paskaičius kažką, su žmonėm pakalbėjus. Ir kai mes išreiškiam valią sąmoningai, žinai, kai mes norim kažką suvokiam ir norim išreikšti, kažką tai pasidaryti savo, išreiškiame, pasakome, žinai, ir tai pradeda formuotis, ar ne taip? Kiekvieną dieną mes taip darom. Ar ne taip? Tai va, ir pakeisti kažką savo gyvenime, tas pats yra. Ar alkoholio atsikratyti, ar narkotiko atsikratyti, ar kažko tai kito tokio, žinai, ir gyventi sąmoningai. Yra grinai tas pats. Tik tais reikia suvokti kelių dalykų, žinai, aš pasakojau praeitose įrašuose, žinai. Kai išreiškim valią, žinai, pavyzdžiui, aš nebenoriu taip gyventi, aš noriu nebegerti, aš noriu blaiviai gyventi, žinai, aš noriu gerti vandenį ir girą, aš tik tais pavyzdį, žinai. Kai pasakai taip, tiesiog formuojasi, žinai, tiesiog tavo realybė tiesiog keičiasi, žinai, tiesiog formuojasi. Atsikeli ryte ir, pavyzdžiui, jau darysi kitaip kažką tai. Ar kažkas paskambins tau, ar kažkas tau parašys, ar tu kažkam paskambinsi, žinai, kažką susitarsi, kažką paskaitysi. Supranti? Jau pati realybė tau tai rodys. Ir tu pakeisi, žinai, ją. Gal reikia, žinai, gal užtruks biškutį, gal porą dienų, gal porą savaičių, gal porą mėnesių, gal biškį ilgiau, bet po mėnesio tu jau nebebūsi tas asmuo, kur buvai šiandien, supranti? Tai va, taip ir veikia ta mūsų realybė. O tos realybės, va, taip ir yra, žinai, šiandien tokia realybė tavo, žinai. O už mėnesio jau, kai tu pasikeisi, jau bus visiškai kitokia, žinai. Supranti? Va taip ir yra. Aš noriu, iš pradžių pasakai, aš nebenoriu to. Ir iškart pasakai, aš noriu taip ir taip. Jeigu užsirašytum, dar greičiau viskas, kiek laiko, 4 minutės. Jeigu užsirašytum, dar greičiau viskas pildytųsi. Supranti? Tai va, taip ir veikia mūsų realybė, žinai, taip ir veikia mūsų valia išreikšta. Linkiu visiems sąmoningai išreikšti valią, žinai. Ir šitie metai, kiti metai, informacija, žinokit, ateina, wow. Pasikeitimai bus tokie, kad wow, žinokit.
Mes iš tikrųjų nesuvokiam, kas ateina, žinai, bet prisitaikysim, kaip visą laiką prisitaikym, žinai, bet pasikeitimai bus dar visiškai kitokie, negu buvo visą šitą mūsų, nežinau, 50 metų, 100 metų, 150 metų apie praeitus, žinai, visus. Tai va, išreišk valią. Aš nebenoriu gerti to, nebenoriu daryti to, aš noriu daryti tą, ir bum. Ir paprasčiausiai realybė tavo pradės keistis. Nes tu tai užsakei. Ir kitaip būti negali, nes tavo valia yra nepakeičiama ir nenugalima. Jeigu, žinai, išreikšta yra tvirtai ir stipriai. Supranti? Ir tavo tiesiog kasdienybė, realybė, kasdienybė, žinai, tiesiog pradės keistis. Tai va, šiandien tiek, dabar tiek. Ir pasimatysim rytoj turbūt. Iki, čiau.